Nu va, klausyk, nekelia. Miega mažu. Aha. Darom gal seksistų? Ne, tada žinai. Alio. Alio. Ar aš su Edgaru kalbu? Taip. Sveiki, čia Gintaras Lastauskas. Atsiprašau už tokį vėlų skambutį. Taip, klausau. Aš nuo Vytauto Želnio skambinu jums. Jūs turbūt pažįstat? Ne, nepažįstu. Nu, čia jūsų kaimynas yra, iš 7 aukšto. Ai, nu, gali būt, nes aš tai nežinau, nepažįstu. Tai va, aš esu Gintaras Lastauskas ir aš esu būtent pono Vytauto Želnio advokatas. Ir aš norėjau jūsų paklausti, dabar dėl to jūs šiandien berods jį užpylėte, jisai į mane kreipėsi, kad jūs jį užpylėt vandeniu. Aš užpyliau vandeniu? Taip. Aš šiandien iš vis nei vonioj, nei virtuvėje jokio vandens nejungiau, kaip aš galėjau užpilt kažką. Nes man būtent Vytautas Želnys yra davęs jūsų numerį. Sakė, kad jūsų vardas yra Edgaras ir jūsų, sakė, laiptinėje, kaip tik jūs užpylėte jį vandeniu. O kaip jis gali teikti, kad būtent aš užpyliau jį vandeniu, nes ir aš jo nepažįstu ir jis manęs nepažįstu, o mano numerį iš kur jis galėjo gauti. Nu, čia kažkoks nesusipratimas. Galbūt iš jūs nuomojatės tenais butą, ar kaip? Ne, čia mūsų butas jau 20 metų jau čia mūsų butas. Aš nežinau, būtent Vytautas Želnys man davė jūsų numerį, kaip pasakė, kad jūs esate kaltininkas to, kad jūs užpylėte juos būtent jų butą ir yra nustatyta materialinė, suprantigi, materialinė skriauda padaryta ir aš čia dabar kaip tik matau, kad yra pas juos nustatę turto vertintojai materialinę žalą, įgavosi, kad čia yra viso labo 353 litai turtinės žalos atlyginimo. Ir ką man dabar daryti? Aš jums galiu pasakyti sąskaitą, į kurią jūs galėtumėt pervesti. Man nereikia sakyti jokių sąskaitų ir nereikia čia manęs apgaudinėti, nes visų pirma, aš nieko neužpilinėjau. Ir nereikia čia man huinios sakyti. Man nereikia čia jokių nesąmonių kalbėti, nes aš sakau, kad aš šiandien nejungiau vandenį, aš nepažįstu jokio Vytauto, aš nežinau, iš kur jūs gavot mano numerį ir galit su juo aiškintis, gali žmonės atvažiuoti pas mane namo. A, ko jūs tai pykstat? Ką? A, ko jūs tai pykstat? Ar aš ant jūsų šaukiu? Aš irgi nešaukiu, bet man... Nu, kad kažin ar nešaukėt. Jūs netgi labai įsikarščiavęs ant manęs šaukėt. Tai kurgi jau čia dabar? Taigi kultūringai galime pasišnekėti. Galime be problemų, bet aš netoks durnas, kad jūs man dabar pasakysit sąskaitą ir aš paimsiu čia ir pervesiu pinigus. O kasgi jūs vadina durniu? Niekasgi jūsų ne... Taip paprastai yra. Ne, tai aš net ir nesitikėjau, kad viskas bus labai paprastai. Aš tiesą pasakius, netgi tikėjausi, kad jūs atsisakysite sumokėti. Ir dėl to aš tiesiog sakau, kad būdamas Vytauto Želnio advokatas, mums, ko gero, reikės kreiptis į teismą. Oi, galit kreiptis be problemų. Nebent jūs norite nusipirkti iPhone'ą naują. Ketvirtas iPhone'as pas mane labai pigus. Nesupratau. Aš pardavinėju taip pat iPhone'us. Aš esu advokatas, pardavinėju iPhone'us, taip pat magnetolas, praktiškai naujas. Nu ir ką man dabar daryti, man nei iPhone'ų, nei magnetolų, man nieko nereikia. Ne iPhone'ų, tai galbūt šiaip mobiliojo telefoną reikia. Labai pigiai pardavinėju. Ne, nereikia. O tai gal tada sofą kokią norite pirkti, nes aš ir iš drabužių, iš baldų galėčiau jums ką nors parduoti. Nieko man nereikia pardavinėti. Nes yra vienas labai geras drekinamasis kremas, kurį Oriflame būtent. Tai jeigu norite, aš jums galiu jį parduoti. Nu ir ką dar siūlot? Mano numeris yra 852-41-1010. Galite užsirašinėti. A, jau užsirašiau. Nu va. Tai galite perskambinti kurią dieną, jeigu jums reikės arba iPhone'o, arba baldų kokių.
O jūs įrašinėja dabar mane? Ką aš įrašinėjau? Nes aš irgi jūs įrašinėju. Nes pas jūs pipsi labai maloniai. Nu, tai čia jau mano reikalas, ką aš darau. Mano telefonas aš noriu įrašinėju, čia mano asmeninis reikalas. Taip, ne, tai aš jūs irgi įrašinėju, aš neturiu dėl tų problemų. Nu, tai gerai ir viskas. Vieni kitus įrašinėjom. Aš dar žinau tik tai, ką norėčiau, kad jūs įrašytumėt. Zip FM. Čia radijo stotis Zip FM, bro. Ar įrašinėjai dar? Edgarai? Ką? Taip, nu galiu išjungt. Jung dar kartą. Oi, pa. Zip FM.